Praėjusioje kartą Pietų Amerikoje dalyje pasakojame apie šaldytuvą primenančio automobilio, pramintos snaigės vardu, pirmuosius 1000 kilometrų Argentinos teritorijoje ir pirmuosius priverstinius sustojimus. Nu ką daryti, negali važiuoti, turi taikytis prie aplinkybių ir turi kaitalioti savo planus. Mes sustojame prie Gaučito gilo, prie jų šventojo. Argentinoje dažnai, kur prie kelių galima pamatyti štai tokius altorėlius, kurie Gaučito gil figūrėlė ir raudonos spalvos įvairių vėliavėlių su kažkokiais užrašais ir paveiksliukais. Taip pat čia padėta, matome, ir batai kažkieno ir kažkokių asmeninių daiktų. Yra tokia versija, kad Gaučito gilas turi saugoti žmonės, kurie keliauja keliais, jis yra tarsi jų globėjas. Kas keisčiausia, kad po to, kada mes prie to šventojo pabuvojome, jisai arba kažkokios kitos su juo kovojančios jėgos mums iškritė šunybę. Tai paglobojo Gaučito gilas. Paglobojo. Atsirado problemas, kadangi išsijungė šviesos. Paskui netgi išsijungė ir variklis, tiesiog mes negalėjom užvesti automobilį. Vos pabandžius jį užvesti, atsirado dūmai. Mes iš tikrųjų priėjom išvados, kad tie, kurie tvarkė vairą, padarė meškos paslaugą, nes tas laidų gniužulas, kuris gulėjo saugiai kelis dešimtmečius, jisai buvo pajudintas ir tiesiog dėl to prasidėjo papildomos elektros problemos. Mes turim darbščių rankų būrelį, tai yra operatorius Edis ir mūsų draugas iš Argentinos Marcelo, tai kurie taip jau mūsų su Marčium nelabai prileidžia prie tų technologinių dalykų, ko mes turbūt labai ir nesiskundžiam. Mūsų Edis šiaip iniciatyvus žmogus, jisai imasi iniciatyvos nereikia, bet tokie jau yra operatoriai, nieko nepadarysi. Jie kenčia labai, kada jiems reikia filmuoti, jie negali kalbėti. Bet kada kamera išjungta, tada jie gali pasakyti viską apie visus ir apie kokius įvykius, kurie vyksta pasaulyje. Dėl to jau mums tenka patylėti. Ir vieną po kitą laidą jisai tikrino, kas čia kur kokios problemos. Mes su Vytaru tik tai galėjom stovėti prieš automobilį ir žaisti žaidimą, kuris vadinasi veikia, neveikia. Yra du variantai, arba krapštyti su šviesom ir tikėtis, kad susitvarkysim, nors vėl nežinom, mažai tikėtina. Arba kol šviesu, dar kol nesutemo važiuoti iki Sarmiento. Antrasis variantas, manau, yra geresnis, nes mes nesam tikri, kad visą tą krūvą laidų išnarpliosim, o sutemus važiuoti jau niekaip. Čia nakvoti nelabai norisi. Kad bandom važiuoti iki Sarmiento, svarbu, kad užsivertų. Po reklamos matysite. Ankštas lėktuvėlis. Wow! Mums reikėjo statyti priekį snaigę, būtume stiklus nusiplovę. Ar tai legenda, ar teisybė, tačiau Sarmiento miestelį, kuriame šiuo metu gyvena 10 000 žmonių, plius minus, yra įkūrę lietuviai. Mes pamatėme tokią gana simbolišką vietą, kurioje yra 14 stovų su skirtingomis vėliavomis. Ir tai yra vėliavos tų tautybių žmonių, tų tautų, kurios čia gyveno arba gyvena. Mūsiškiai irgi garbingoj vietoj. Skaičiau pirmoji. Jo, bet taip pabuvus vėliavėlė. Mačiusi gamtos permainą. Tu mes žinoja, galėjom atvežti ką nors tokį. Arba galim pasiūt per naktį. Tos vėliavos, aišku, labai suplyšusios. Labai seniai matyti, kad nekeistos ir niekas jomis nesirūpina. Kažkokia proga, turbūt gal miesto šimtmečio proga buvo jos iškabintos ir pamirštos. Taip kad jau senokai vėjas jas kedena. Kažkiek čia simboliškas patvarkymas tur gaunasi. Marčius nuleido tą trosą, bandė ten pagerinti vėliavos būklę, bet jinai suplyšusi. Bet tai čia iki pirmos audros jau, matai visą. Vėjai čia stiprus. Nu.
Viena iš pagrindinių Sarmiento gatvių yra toks gan keistas paminklas. Didelė galva, nuplėšta lentelė, ant tos lentelės buvo užrašyta Kazimieras Šlapelis arba vietinė kalba Kazimiero Šlapelis. Lentelė buvo varinė, tad kaip ir kai kuriuose kitose šalise metalo vagys čia taip pat darbuojasi. Žmogus, kuris buvo vienas pirmųjų aviacijos turbūt pradininkų Argentinoje, turbūt vienintelis lietuvis, kuriam yra pastatytas paminklas Argentinoje. Šiaip mes su Viktoru mėgstam tokius pašėlusius legendinius vyrus. Darius Irgirėnas ar Antanas Poška ar Matas Šalčius. Mums atrodo žmonės, kurie verti ypatingo dėmesio. Ir Kazimieras Šlapelis, aš manau, galėtų drąsiai stoti į vieną gretą su jais. Dvi seserys, Elvyra Šlapelis ir Klara Šlapelis. Mes negalėjome praleisti tos progos susitikti su tom moteriškiam, kurios yra Kazimiero Šlapelio giminaitės. Jos renka visą medžiagą apie savo dėdę. Tos medžiagos iš tikrųjų yra labai daug. Argentinos spauda rašė, netgi dabar karts nuo karto pasirodo straipsnį apie šį žmogų. Jos domisi Lietuva, jos žino miestus, jos net sugeba ištarti žodį Kupiškis. Kada mes su jom susisiekėm anksčiau, jos pačios išreiškė labai didelį norą pamatyti lietuvius. Mes žinom, kad jos nekalba lietuviškai, jos gimusios yra čia. Ir nors yra kalbos barjeras, bet kokiu atveju jos sakė, jūs tik būkit, atvažiuokit, mes pasistengsim susitikti, mes labai norim jūs pamatyti ir panašiai. Jos yra buvusios Lietuvoje. Ir vėl galvoja, kad nors sugrįžti į Lietuvą. Kažkaip su technika neypatingai sekasi, kadangi kol tvarkėme automobilio šviesas šį rytą, šiek tiek pavėlavome važiuoti prie angaro, kur turėtų atvykti žmogus, žadėjęs atrakinti duris. Apie Kazimierą Šlapelį informacijos šiaip daug neturėjom ir kai sužinojome, kad dar ir lėktuvas kažkur jo likęs angare. Labai suintrigavo ir iš karto kilo didžiulis noras tą lėktuvą pamatyti. Mes laukiame, paprasto žmogaus, sargo, budinčio, kuris ten tiesiog turi raktus ir ateina tinkamų momentų. Bet mes laukiame žmogaus, kuris labai gerai pažinojo Kazimierą Šlapelį, buvo jo draugas ir kuris mums papasakojo keletą istorijų netgi. Šitas. O tas. Aha. Tiksliai. Čimango. El Čimango. Tai labai malonus, draugiškas, pagyvenęs džentelmenas, kuris atnešė mums netgi ispanų kalbos šviestą medžiagą apie Kazimierą. Kai tik paklausėm apie Kazimierą Šlapelį kažką ir to žmogaus veidą iškart nušvedė tokia šypsena. Un hombre muy bueno, Lavajeras Sako, jis ėjo per miestelį, jis sekdavo vaikų būrys, visiems iš lėktuvo saldainius mėtydavo. Tai matyt buvo iš tikrųjų toksai gal savotiškas keistuolis, bet jis labai buvo mylimas visų žmonių. Žmogus, kuris yra pridirbęs įvairiausių keistų kontrabandinių nutikimų, daugybę baudų sumokėjęs skraidydamas ir panašiai. Pašėlęs, laukinis vyras lietuvis iš Kupiškio. Kai buvo paskutinis jo skrydis, lėktuvas pradėjo kilti čia ir užgeso variklis. Ir jisai nukrito, žinai, kažkaip nelabai aukštai. Su šito lėktuvu? Jo, tai visas sulaužytas buvo čia propeleris ir apačioj. Čia kaip ir dviem turbūt vietos, bet nelabai tilptų. Atsisėdus į lakūno vietą pasijunti keistai, kadangi pagalvoja apie tai, kad kaip turėtų jausti žmogus skraidantis daugybę kilometrų pučiant galingiems vėjams. Pajutau, kad tai yra bet kokios pagarbos verti žmonės, kurie valdo šios aparatus. Ir iš karto man dar šovė į galvą, kad kaip galėjo Kazimieras ten tilpti, kadangi, pamačiau, kaip Vytaras lipo į kabiną. Ankštas lėktuvėlis. O Šlapelis irgi buvo ne mažiausias žmogus, ne Pranas Lubinas, bet taip pat toks augalokas vyras. Tilpa į dėžutę. Jo, bet toksai čia dideliam vyrui, tai net... Vytaras turbūt nuo vaikystės ypatingai domisi istorija, galbūt netgi pradėjo jie domėtis kiek anksčiau negu futbolu ir moterimis, taip kad visiškai natūralu, kad jis nepraleido tokios galimybės prisiliesti, kaip jisai sako, prie istorijos. Mums labai pasisekė, mes galim tiesioginę to žodžio prasme prisiliesti prie istorijos. Tai yra Kazimiero Šlapelio lėktuvas, su kuriuo jisai skraidė daug metų. Daug žymių žmonių pažinojo
šlapelis ir pats buvo įžymus. Visų pirma, tai žinoma garsus prancūzų rašytojas ir lakūnas Antoinas de Saint-Exupéry, kuris čia Patagonijoje daug skraidė, dažnai atskrisdavo į šį oro uostą, puikiai pažinojo Kazimierą Šlapelį. Paskutiniais gyvenimo metais Šlapelis čia ir gyveno šitame aeroklube, čia jis ir mirė, kaip prašo skambant Bramso melodijai per radiją, su laikraščiu rankoje sėdėdamas paliko šį pasaulį. Na ir vienu metu jis buvo laikomas seniausių pasaulyje skraidančių lakūnų, tai taip pat galima rasti daug ir tokius aprašymus. Tuo pačiu metu jis turėjo ir labai daug baudų už visokius aviacinius prasižengimus. Tai plašėlės toks buvo, atrodo, vyrukas. Cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Reikia išsilaikyti, Patagonijos vėjai nelepina. Nepavykus mums užsipilti kūro iš kūro pompos senovinės, seniai nebeveikia jinai. Šios dienos kryptis yra iki Rio Galegos, nuo čia yra arti 1000 kilometrų turbūt. Maždaug 1000 ir... Aš nežinau, ar mums pavyks įveikti, bet pasistengsim, kadangi užsibuvom vienoje vietoje ir tradiciškai reikia spausti, bėgti. Kai ką prarandi pakeliui, bet kai ką atrandi, pavyzdžiui, dalį istorijos, kurią pamatėme Sarmiento aeroklube. Amar salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Turbūt pirmą kartą labai didelė kelio atkarpa buvo, kuomet mes važiavome šalia Atlanto vandenyno. Taip, kaip mes važiavome automobiliu, tai lygiai taip pat Magellanas plaukė apie šitą žemyną ir kaip jam tai visą atrodė prieš daug šimtų metų, prieš 500 metų. Tu važiuoji per skardžius posūkius, nuostabių kelių, po kairę pusę visą laiką vandenynas. Na, tokia gamtos idiliška vieta. Mes visada sakome, kad pats blogiausias metas važinėti svečiose šalyse yra tamsus paros metas, naktis, nes visada tai įtampa po truputį ir mums pradėjo sėsti elementai, pavadinkim taip, energijos trūkti, kad mums reikėjo anksčiau pasirinkti nakvynės tašką. Žaidžiam senai pamirštą žaidimą. Surask naktį viešbutį. Čia pasirodo miestas gyvena, viešbučiai pilni, turi lėktuvą. Tokie miestai, aišku, vietų mažai. Kaip nors, čia neblogas viešbutis. Čia kainos prieinamas. Labą dieną. Labą dieną, ką žiūrit? Muzika gražią groja, kažkaip užkabino. Vienas kambarys. Taip. Visame mieste laisvas. Taip. Nu ir kaip? 5 vidutinio sudėjimo lietuviam. Ir rodo tik tai vieną vienintelį kanalą. Bet gerą. Senovišką filmą. Langai atsidaro? Kas man dar patinka šitoj šaly, kad kur be nuvyktum, niekur kitur taip nebūdavo. Visur čia yra kas? Bidė. Bidė, teisingai. Gerai, labanaktis. Kad ir kaip susiklostytų prieš tai buvęs vakaras, tačiau atsikėlus anksti ryte kiekvieną dieną nusprendė, kad šiandieną tai iš tikrųjų važiuosi kiek galima toliau. Ir dar vienas iššūkis buvo pasiekti Ushuaią. Tai yra patį piečiausią tašką. Ir kraštas keičiasi artėjant prie Čilės sienos, iš tikrųjų ten jau tokia vis labiau ir labiau laukinė gamta, negu kad mes matėme iki šiol. Jeigu mes anksčiau matydavom lakmas, arba tiksliau pasakius, ten turbūt jų ten tie laukiniai giminaičiai, guanakos, mes matėme, kad jų yra labai daug. Yra tvorelės, kurios turėtų neleisti šokti joms į kelią, tačiau jos labai lengvai pirmyn atgal šokinėja, na kai kur kabo, aišku, ten jau nesėkmingas šuolis būna. Ant kelio labai daug matosi gyvūnų liekanų, taip kad tu turi žiūrėti labai atidžiai, kad tau tiesiog, na, kad nenudaužtum kokio ir kad nebūtų nemalonumų pačiam gyvūnui ir, žinoma, mums patiems. Pusę kelio nuvažiavęs dabar priartėjome prie Čilės Argentinos pasienio. Reikėtų įveikti dar iki nakties 400, matyti, kad vis tiek vairuosim sutemus ir tolimiausias taškas šios dienos mūsų yra Ushuaia. Prieš tai dar reikės persikelti per Magellano sąsiaurį, ten, kur Magellanas su savo vaikinais praplaukė prieš beveik 500 metų. Ir didysis darbas bus padarytas, paskui mes keliausime tik tai atgal.
Sienų kirtimas visuomet mūsų kelionėse yra problema, kadangi kiekvieną kartą papildomas stresas, tu nežinai, ko iš tavęs reikalaus pareigūnai, kokios čia sienos kirtimo mados. Tačiau palikome Argentiną, keli štampai, pavažiavome kilometrą, įvažiavome į Čilę, keli štampai, porą popieriukų užpildymų ir viskas. Ir mes jau Čilės teritorijoje. Jie taip glaudžiai bendradarbiavo argentiniečiai su Čilė, kad ten netgi ir pinigai tie patys tinka. Ir Argentinos pesai, ir Čilės pesai, ir viskas ten. Atrodo, jie labai draugiškai gyvena, bent jau ten toje teritorijoje. Tai mes važiavom ir privažiavom tokią vietą, kokią lietuviai puikiai žino, kaip keltas Klaipėda Smiltynė. Čia kada sako, kad priejo liepto galo žmogus, tai galima dabar įsivaizduoti, kai važiavom ir atvažiavom kelio pabaigą. Nu kaip Klaipėdoje važiuojant į Smiltynę. Bet esam užtat pirmą kartą Čilėj, sveikinu. Sveikas gyvas. Prie Magellano sąsiaurio, gražus vaizdelis. Jokio molo nėra, toks yra nuolydis tiesiai į vandenį ir po to pamačiau, kaip keltas atplaukia ir kaip tai visą vyksta. Dar likus kokie 10 metrų iki kranto jau nuleidžia trapą. Po to su tuo trapu tiesiog taip įsismeigia į pakrantės smėlį ir tada pradeda važiuoti tie automobiliai. Ir staiga toks malonus netikėtumas buvo, nes vienas stambus jaunuolis, kalbantis tokiu aukštu balsu, čilietis, sakė, tai ką čia pas jūs? Argentinos vėliava yra, čia kažkokia kita dar vėliava. Į mūsų trispalvę rodydamas. ¿Qué pasa, amigo, que no tiene la bandera chilena usted ahí? Si me regala una, la pongo al toque, mira, me consigo una, la pongo al toque. ¿La coloca el tiro? Sí. Sakė, kas yra, kad neturi čiliečių vėliavą? Labai gerai buvo atsakyta, kad tai jeigu turėtume Čilės vėliavą, iškart pasikabintume. Ir tas žmogus dingo kažkur, tu žiūrim, jis ten ant rėjos nukabino keltą vėliavą Čilės ir atnešė atgal ir mums įteikė. O kaip tik šitas žmogus davė mums Čilės vėliavą, kurią mes prisikabinsim ant automobilio. Gracias, senior. Sakė, paslėpiškėtus. Gerai. Tik tai paskui sakė, na čia nerodykit niekam, paskui užsikabinsit, nes aš pasakysiu, kad vėjas nuplėšė. O vėjas galėjo nuplėšti, nes vėjas buvo iš tikrųjų didelis ir net porą kartų užsilipę ant denio mes gavome gurkšnį nuo bangų. Gal žinai, kiek mazgų einam? Ne, bet krantas sparčiai artėja, tai džiugina, nes čia taip truputį atšiauru iš tikrųjų. Tai. Na, neįprasta mums keliauti laivais, tiesą pasakius, jūrininkais nesame gimę, esame gimę tingesniais keliautojais senais automobiliais, tačiau nauja patirtis yra visuomet gerai. Wow! Mums reikėjo statyti į priekį smeigą, būtume stiklus nusiplovę. Važiuojam kelias dešimtis kilometrų ir tas gerasis kelias suka toliau, Čilės reikmėm, o kadangi mes važiuojam vėl į Argentinos teritoriją, ten jau viskas baigėsi tas gerumas ir prasideda, na mes tai vadiname tarka, tai yra suplūktas, blogas, žiauriai blogas kelias. Blogiausia, kad mes žinom, kad jisai tęsiasi apie 100 kilometrų. Kaip vairuojasi? Vairuojasi savotiškai, aš tau pasakysiu, nes pripratom prie visai neblogo kelio. O šisgi yra siauras visiškai ir va, kaip matyt, šalia visą laiką važinėja sunkvežimiai. Jie elgiasi mandagiai ir greitai sulėtina tiek jie, tiek mes lėtai prasilenkiame ir važiuojame toliau. Bet kokiu atveju įtampa yra didelė. Panašu, kad likus 4 kilometrams iki numatomos benzino kolonėlės mums vis dėlto baigėsi degalai, nes visą tą laiką čia Čilės teritorijoje nebuvo nei vienos benzino kolonėlės ir mums nebuvo kaip pasipildyti, bet mes atsargoje turim baką. Tai apie 20 litrų, tai užteks. Turėtų užtekti. Tik tai vėjas didelis. Tų laipsnių gal ir nedaug buvo, bet taip vėjas košė, kad ten per 2 minutės, kol aš ten tą baką palaikiau, kol iš jo pyliau į automobilį kurą. Ir, iš tikrųjų sušalau žvėriškai ir dar ne taip kažkaip mes užsukom tą šlangelę, pradėjo per šoną varvėti. Nors atrodo, kad kiekvienas lašas brangus, tu norėtum tom saujom ten paimti, jos dalelę supilt, atgal sugrąžinti. Bet ir skubinės, žiauriai šalta. Yes! Yeah! Pavyko.
pagal mūsų visus duomenis turėjo būti už 50 ar 60 km kita degalinė galų gale. Bet mes jos nepasiekėme. Naktis. Beprotiškai šalta. Ką daryti? Na ir čia jau kažkoks ženklas iš viršaus arba kažką gal mes gero padarėm. Mums apvaizda pasiuntė savo geradarį pirmūną vardu Raulis. Net nespėjom pasitart, ką daryti. Ir sustoja sunkvežimis pats. Ir atėjęs iškart supranta, kokia problema, kad mes neturim kuro, tiesiog jisai baigėsi. Sako, kad kito kelio nėra, jis reikia tempti iki degalinės ir čia nereikia rizikuoti. Aš eisiu prieki su juo. Jau ką pamiršėkit šviesą, žinai. Gerai. Gerai? Gerai. Čia yra tokia taisyklė, tokie dėsniai matyt, kad negalima palikti kažko nelaimėje ir mes buvom velkami. Aš supratau, kad jo numerį automobilio aš matau per 1,5 metro, tikrai nedaugiau. Ir aš nežinau, kur jisai nusuks taiga, ką jisai padarys. Ir priešais važiuoja automobiliai. Baisu, kad tave, nes didelis vėjas, kad tave nenumestų į priešingą juostą, nes ten kaukšt ir viskas. Raulis, to sunkvežimio vairuotojas, pajutęs, kad lygtai viskas klostosi neblogai, padidino greitį nuo 60 pradinio iki 80 ir daugiau kilometrų per valandą. Ten jau buvo baisu. Ten Marčius, tai mačiau, buvo sustingęs, sutrauktas mėšlungę, jis laikėsi už to vairo, koja įsitempusi, tarsi muštų 11 metrų baudinį pasaulio futbolo čempionato finale lemiamą. Biškai gal per greit varo, jis nemato. Aš nematau, žinai, kelio, kai jis taip ten 80 jau lėkia, aš truputį, Gerai, žinai. 15 kilometrų liko, žinai, bet dar biškai lėčiau, ne? Jo. Marčius, kai sukom į kolonėlę, atrodė kaip išsunkta citrina. Na tada aplankė toks geras, nuostabus jausmas, nes važiuojant aš prisiekiau daug dalykų, ką padarysiu gero, jeigu sėkmingai nuvažiuosiu tą degalinę. Ir aš pasistengsiu tos pažadus ištesėti. Jam reikėjo privažiuoti prie kolonėlės, jis matęs, kad jisai kažkam yra transo būsenoj. Ką? Viskas baigėsi gerai. Iki Ušajos dar turime kelius šimtus kilometrų. Einu išsikratyti kelnes. Po reklamos matysite. Maždaug 1100 km liko iki Antarktidos. Jeigu nebūtų vandens, galėtume tiesiai nuvažiuoti. Arba jeigu jis prasiskirstų. Kūčia geri. Čia toks patagonietiškas piknikas. Ateina žmonės į mišką, mirusi mišką, užšalus. Pasiema matėją, Samanų prisiveria čia. kaip paleidžia ratu. Ir laukia, kol atsivers čakros ir pradės kalbėti su dievais. Keistas grožis čia šiuose vietose, nes tai yra, vat vėl žodis kaip atšiauru, norisi sakyti, bet tai nuo žodžio šiaurė, tai čia gali sakyti, kad yra atpietu. Maždaug 1100 km liko iki Antarktidos. Jeigu nebūtų vandens, galėtume tiesiai nuvažiuoti. Arba jeigu jis prasiskirstų. O kai šiaip persikeliam per Magellano sąsiaurį, tai čia tokia vietovė reiktų laikyti vis dėlto salynų. Čia anksčiau gyveno 4 indėnų gentis, bet baltieji, kurie pirmą gyvenvietę įkūrė kažkur būtent šioje rytinėje pakrantėje, juos, kitaip sakant, išnaikino. O vietinis indėnas atėjo žiūrėti. Mate. Aš galiu pasakyti, čia yra buvę lietuvių, žinai. Šitą vietą. Pagal ką žinai? Ja. O šalia kauliukai mėtėsi kokie nors? Buvo tuščia bonkai šitai. Lietuvis tikrai. Labai juokingai nustebino mus ten pasirodęs Marcelo, kuris jau keliaudamas su mumis beveik 2 savaitės, nes 10 dienų, jisai tampa laukinis. Jisai nesiskuta lygiai taip pat kaip mes iš solidaus verslininko Buenos Airių, jisai tampa tokiu indėnu su mate puodeliu ir labai laimingu ir linksmu žmogumi. Kelionė keičia žmonės į gerą pusę. Geras metimas neprapuola. Kaip maži vaikai, negėda. Ko čia gėdytis?
Ušaja tai yra tokia simbolinė vieta, piečiausias taškas, mūsų kelionės tikslas. Žmonės keliaudami tokiu būdu sukuria savo užduotis, tikslus ir jų siekia. Lygiai taip pat ir mes. Nieko čia tame nėra ypatingo, paslaptingo ir mistiško. Tiesiog mes norėjome patekti į pasaulio pakraštį, grįžti kitų kelių atgal. Tai mūsų šios kelionės tikslas, mes tuo gyvename ir dėl to esame labai laimingi. Ta proga, kad pasiekėm piečiausią pasaulio miestą, pasaulio kraštą, nutarėm pasidaryti tradicinį lietuvišką cepelinų balių, kaip Lietuvoje dažniausiai tai vadinama. Visų pirma, Marcelo, tam reikia bulvių. Ieškom. Čia prie šampūnų, na gerai. Prie šampūnų ir kitų dalykų. Čia bulvių kol kas nesimato. Prieš pradedant mūsų kelionę kartą Pietų Amerikoje, Vytaras pažadėjo vieną dalyką. Kiekvienose kelionėse jisai paruošė kažkokį patiekalą, keisčiausiose, netikėčiausiose vietose. Čia jautiena? Tai dar darysim su jautiena. Ar dykumoje, ar upės vagoje kur nors. Šaltibaršių Santa Monikos paplūdimyje, Kalifornijoje, bulvinis blynus, kinų virtuvėje. Šį kartą jisai pažadėjo, kad jeigu aš pasieksiu pasaulio kraštą, aš jums, vaikinai, pagaminsiu cepelinus. Niekad to nedariau. Tik padėdavau žmonai, pabandysiu dabar pats tai padaryti. Čia kaip Marčias nuo arklio, jeigu bijojo nukristi, jis ten, žinau, ką jis galvoja, kad kas būtų, jeigu būtų. Tai man lygiai taip pat buvo su tais cepelinais, aš žinau, kas būtų, jeigu būtų. Man dar 2 savaitės keliaut kartu ir kiekvieną rytą klausytis, kad labas rytas cepelinų meistrelį, tai, žinai, nesinorėjo man tokio dalyko. Iš tikrųjų, vienam skus bulvės nuobodu, o kadangi yra daug skustukų, tai galiu pakviesti kitus. Aha. Vyrukai, yra dar 2 skustukai bulvių, gal norit prisidėti. Vienam skusti, tai sulauksi čia. Tai nors virtualiai paskustum. Čia yra skustukų. Cepelinų aš niekad pats nedariau nuo pradžios iki galo. Man, žinai, kai būna kažkas gamina, ten mama, žmona, uošvienė ar panašiai, tai jeigu tu būni, ten prireikia vyriškos jėgos sumalt mėsą, ar ten sumalt bulves, ar išspaus galų galia tarkius, tai visas tavo darbas, tu ateini padarai ir toliau ten televizorių žiūrėti. Bet keisti jos kažkaip sproginėja, kaip nelietuviškos. Druska labai Argentinoje nesuri, kodėl jūs tokia naudojat? Bulves lūžta, druska na surikas. Jis labai jaudinosi. Prakaitas ne tik nuo karščio, nuo jaudulio mušė jo iškilę kaktą. Rankos drebėjo, jis pjaustėsi, kraujas pradėjo bėgti, mes net pavadinom cepelinai su krauju. Na, kadangi marlės neturim, kaip paprastai namie šeimininkės turi marlės, panaudosime vieną iš mūsų firminių marškinėlių šios kelionės bulvių košimui ir taip pat indų trūksta, tai šampaninę paėmėm, gal nieks nepamatys ir nesupyks. Šampano šiandien negersim. Skysčio daug, tikrai vandeningos bulvės. Žodžiu, viskas, kas gali būti po ranka, jau buvo panaudota ir nesukėlė didesnių problemų. Per lipduką nelabai košėsi. Pabandysiu biškai kitoj vietoje. Cepelinai. Oh, what kind of sauce is it? Some pork, onions and sour cream and cream. Like a rich creamy sauce. Wow. Tai amerikietė. Ir žiūrim mes kažkaip tuo metu, kaip tapšnojo tos cepelinus ir sako, kas čia, nu ir ten pasakai. Nes įdomu žmonėms, ką mes čia atėjo, atvažiavo 5 vyrai ir gamino kažkokius tai cepelinus. Ir po to kanadiečiai, tie patys prancūzai, po to visi ragavo cepelinų ir man kažkaip net nustebino, kad jie taip sakė. Gerai. Do you like it really? Yeah, it's really good. Ir Vytaras plačiu mostu sakė, užeikit, būkit mūsų svečiais, į ką Kanados kinai. Linktelėjo, sakė, puiku. Po cepelino istorijos mes peržengėme į naują etapą, pavyzdžiui, dabar. Dabar jisai susiradęs draugų, gamina kopūstų sriubą, vietinis mesas, bent jau žmogus jį labai panašus. Irgi patenkintas, nes gauna pavalgyti. Žodžiu, visi laimingi. Man atrodo, turbūt visada, kada mes valgom Vytaro maistą kelionėse, man atrodo, kad mes būnam gerokai išalkę, dėl to viskas atrodo labai skanu. Bet kiekvieną kartą sakom, kad ir tai yra labai skanu. Arba mūsų svečiai yra mandagus, arba jiems iš tikrųjų skanu, čia mes nieko nekalbame.
pork, Pork, okay, and the sauce. sauce, cream, and salad. Oh, okay, okay. Oh, yeah. Prieš pradedant kelionę mes kažkokius susirandame visą laiką esminius taškus, tokius simbolinius taškus, kurie simbolizuoja būtent čia mūsų išvyką. Tad štai mūsų logo yra Ušaja ir simbolinis švyturys, tai yra taip vadinamas Biglio švyturys. Būtent Biglio švyturys yra laikomas tokiu pasaulio krašto simboliu, nes daugiau apie visą kitą galima tik tai teoriškai svarstyti ir įsivaizduoti, kad galima būtų dar toliau, dar, tačiau kaip simbolis pasaulio krašto būtent ir yra laikomas tas Biglio švyturys. Gyvūnai, kuriuos zoologijos sode gali matyti, kuriuos gali matyti per televizorių, bet čia jie yra savo natūralioje aplinkoje ir visiškai tave atrodo kartais nekreipia dėmesio. Visiška harmonija, taika, ramybė ir idealus grožis, kada žmogus atrodo pats čia yra įsiveržėlis, ateivis ir turėtų elgtis labai atsargiai, padoriai, kad nesuaugtų tos nuostabios pusiausvyros, kuri yra būtent pasaulio krašto prieigose vandenyje. Lietuvių patarlė, kaip sakom, priėjom liepto galą. Ir būtent nuo čia mes grįžtam į šiaurę. Mes į šiaurę trauksim. Mes trauksim į šiaurę ten, kur šilčiau. Vėlgi labai sunku suvokti, kad yra tokie vienas kitam prieštaraujantis pasakymai. Į šiaurę ten, kur šilčiau. Nors šiandieną čia yra ypatingai šilta, malonu ir atrodytų norėtųsi pabūti šiek tiek daugiau. Puikus, geras, malonus miestas Ušaja. Važiuosit ar plauksit pro šalį, užsukit keliom dienom pailsėti. Pasilgai tos damos. Jo, man atrodo, mums jos trūko, jinai taip pat mūsų pasilgus. Traukiam į kelią. Važiavome vėl per ugnies žemę, tačiau jau skirtumas nuo atvykimo yra tai, kad mes važiavome dieną. Buvo šviesu, geras oras ir tas baisus kelias, kuris atrodė baisus tą naktį, kai mums tragiškai trūko benzino ir buvo labai blogas matomumas. Šiandien atrodė visiškai puikiai, nuostabiai. Kaip būna į kalniuką įvažiuoja ir staiga... Patagonijos žemėje dažnas vaizdas. Avis ant kelio, vienas gaučio piemuo einantis ir keletą šunelių aplinkui, kurie padeda ganyti avis. Sužinojome, kad ten jau tūkstančiai, ne vienas, ne du, net ne 3500 avių. Kaip jūra, taip plaukia jūra avių. Dėl to susitaikai su aplinka ir viskas. Na, Marselo, gaučio. Šitas šuo supainiojo mūsų snaigę su avim, nes tupinėja aplinkui ir nesupranta, jis ją veja, o ta avis niekur nevažiuoja. Neramu jam šiek tiek. To šuns pagalba ir motoro riaumojimo pagalba mes prasiskyrėm kelią pro avis ir taip nuvažiavome tolyn. Ačiū Dievui, jisai mūsų nesivijo ir apsiribojo dar kažkokią pasimetusią. Ten dėl to mums sėkmingiau pavyko prasiveržti pro tas avis, negu kad kitiems, kurie važiavo iš paskos mums. Gal ir gerai, mes užsiėmėm patogesnę eilę prie kelto. Prisiminėm, kai mūsų draugas mums padovanojo vėliavą Čilės iškeltą darbininkas. Tai užsirišom vėliavą ant priekinių gratelių. Vėl sutikom tą patį bičiulį, vėl pasveikinom, viskas tvarkoj, jis mus palydėjo, persikėlėm per Magavaną sąsiaurį ir patraukėme link El Calafate. Kitoje kartą Pietų Amerikoje dalyje. Labai arti laivas nepriplaukė, nes baisu griūnančių ledo gabalų. Visa šeima miegam susikrovę kuprinės. Ir jeigu sirena nenutiltų, reikštų, kad vulkanas veržiasi. Na, va taip ir važinėjom jau 2 valandą. Nuo vieno pas kitą, iš to kito pas dar vieną. Apsukam ratą ir vėl iš naujo.